Ar esate girdėję? O taip, jūs tikrai esate girdėję apie tai, kad mūsų protas yra tinginys ir yra labai linkęs į negatyves mintis. Kad mums palengvėtų mūsų pačių gyvenimas ir požiūris į jį, mes galim taikyti praktiką negatyviom mintim atsikratyti. Jeigu jūs turite kažkokių nors irgi idėjų apie praktikas, kurios padeda atsikratyti negatyvių minčių, prašau pasidalinkit su manim jomis, aš tikrai labai norėčiau išbandyti. Šiuo metu taikau tokią praktiką, kad turiu gumelę paprastą, galima plaukų gumelę arba apyrankę, kaip kas nori. Ir aš ją nešioju ant rankos. Kai tik pas mane kyla negatyvios kažkokios mintys, ar viena mintis, ar tiesiog kažkokia situacija susiklosto negatyvi, aš paimu tą gumelę, perdedu ant kitos rankos ir tai darydama iškart bandau paversti tą negatyvią mintį pozityvę. Ir iškart pamirštu. Viskas, aš paleidžiu, neužsiciklinu ant tos situacijos. Na, pavyzdžiui, aš ėjau gatve ir nusišypsojau žmogui. Tas žmogus taip į mane keistai pažiūrėjo, ar ne, nepatenkintas, kažkoks surūgęs. Ir iškart kyla tokia mintis, blemba, tai ką aš čia tokio padariau, lyg ir nieko blogo, kodėl čia taip jau į mane pažiūrėjo, ar ne. Aš imu tą gumelę, deduos ant kitos rankos ir dėdamasi galvoju, greičiausiai jam tiesiog šiandien liūdna diena, jisai neturi nuotaikos, jam nepasisekė kažkas ir dar čia aš su savo to šypsena erzinu jį. Tai neberzinsiu, jam nesišypsosiu, užsidedu ant kitos rankos, viskas, paleidžiu tą mintį ir einu toliau. Ir nebegalvoju apie tą negatyvą ir nebegalvoju aš daugiau apie tą žmogų. Viskas, situacija baigėsi, paleista, adios amigos, kaip aš sakau. Taigi, dar pasikartosiu, jeigu kartais turit kažkokių kitokių praktikų ar idėjų, kaip galima dar atsikratyti negatyvių minčių, prašau pasidalinkit su manimi. Ačiū.